Šiandieną 2023 metų gruodžio 31. Esame ant dangaus kalno, šalia Minijos. Ir šiandieną vėl norisi kuo daugiau sužinoti apie metus, kurie ateis 2024. Kokie tie metai, ko laukti, ko tikėtis, ar pradėti kažkokias veiklas, ar nepradėti, ar jos pragyventi ramiai, o galbūt kaip tik audringai su iššūkiais. Šiandieną vėl noriu kalbinti Gintarą Mikšiūną ir klausti tiesiai šviesiai. Laukiam 2024. Kokių metų mums tikėtis? Kaip jie prognozuojami tavo akimis? Tai labas vakaras, diena, rytas ar naktis, kada jūs žiūri šitą įrašą. Ir iš tikrųjų kiekvienais metais darydavau tas prognozes. Kartais būdavo po sausio 1, kartais būdavo prieš sausio 1. Bet iš pradžių gal reikėtų trumpai supažindinti su pačia metodika, kaip sudarinėjamos prognozės ir kaip aš jas sudarinėjau. Aišku, reiktų įvertinti ir ne vieną šaltinį, kuris kalba apie prognozes. Tai visų pirma, astrologinis požiūris arba pjūvis į tai, kas bus, tarologinis, aišku, bet kasgi vis dėlto yra laikas. Tokį klausimą pirmiausia reikėtų išsikelti, nes mes kalbėdami apie prognozes kalbam ir apie laiką, kurio dar nėra, kuris dar nėra atėjęs. Tai jeigu remsimės fiziką ir senelio Einšteino, tai laikas erdvė sudaro ką? Sudaro tokį bendrą kontinuumą, nusivaizduok kaip dešrą. Ir dabar nežinau, ar pavyks man paimti tą šakelę tokią, tai įsivaizduokit. Tai dabar čia yra laikas, ar ne? Ta karpa čia yra laikas. Kur mes esam čia, o mes norim kalbėti apie čia. Tai jeigu remsimės reliatyvumo teoriją, tai laikas erdvė sudaro bendrą kaip ir tokį dešrą, ne? Šakelę. Vieningas audinys. Ir tas vieningas audinys, kurį mes ką tik įvardinam kaip laikas erdvė, kuris eina nuo čia iki ateities, galima jį sulenkti. Paprasčiausiai, paimam sulenkę, aišku, šakelę lūžta. Esmė tai, kad susidaro toksai kaip ir išlenkimas. Ir tada, jeigu mes esam čia, darom kirmagraužą į čionais ir mes atsirandam kur? Mes atsirandam, pavyzdžiui, kitų metų sausio 31 dieną, ar ne? Nu gerai, mes padarykim tai, aš jau už jūs tą padariau, tiesiog mes dabar įrašom tai, ką aš padariau. Dar vienas dalykas, ką reikia turėti omeny, kalbant apie prognozes, kad įrašai akašose arba įsivaizduokit, visata turi savo laikmeną, kur viskas yra rašyta, kas buvo, yra ir bus. Ir kas gali būti. Bet tie įrašai, vadinamuose akašose, informaciniam tam lauke, mes juos pasiimam tada, kada esame ramybės būsenai, kada mes esame meditatyvinėje būsenai, kada mūsų protas sustoja, kada mes įsižeminam ir kada mes esame patys tyloje su savimi. Tai yra, kai mūsų galva yra tuščia, kurioje netgi spengia nuo tos tylos. Tai ši vieta labai ideali, sakyčiau, kadangi mes esame miške. Dar šiek tiek noriu parodyti visiems, kokia čia vieta yra. Čia yra kalnai aplink mus, čia yra Dauginčių kaimas, atodanga. Ir šitoje vietoje šiandieną, kaip nekeista, 31 dieną, metų pabaigos dieną, 23-ųjų, nei vieno žmogaus nėra. Ir daugelis, ko gero, ruošiasi sutikti naujus metus namuose, bet į gamtą kaip laiko ir nelabai skyrė savo. Tai mums pasisekė, mes esam tyloje ir tęsėme toliau prognozes, kurios labai aktualios tikrai. Apie prognozes galbūt. Taip. Ne pačios prognozės, pokalbis apie prognozes. Taip. Apie tai,
ar įmanoma apskritai pažvelgti į ateitį? O toks klausimas iš tikrųjų yra. Tai atsakymas toks, kad įmanoma, mes šiandien tai ir padarysim, bet reikia vėlgi turėti omeny, kad informacija, kurią aš ką tik vardinau, kuri yra akašus arba energoinformaciniam lauke Žemės arba sluoksnėje, jinai ateina, kai mes esam ramybėje. Ir pasiruošti tam galime kiekvienas, kad gauti tą nuojautą, intuiciją apie tai, kas bus. Ta nuojauta, intuicija ateina per ženklus, per įvairius perspėjimus. Mesgi puikiai žinom iš paukštelio elgesio pavasarinio, arba vasarinio, arba rudeninio, kada jie čia pas mus aktyviai reiškiasi, kad vieni paukšteliai gieda prieš lietų, kiti paukšteliai gieda prieš saulė pasirodant, ar ne, arba paukšteliai reaguoja į būsimą audrą. Iš kur jie žino? Iš kur jie žino? Tai gamta visą laiką jinai pasiruošusi tam, kas bus. Ir dar vienas momentas, kad gamta visą laiką priima informaciją būdama ramybėje. Žmogus neturi tos informacijos, kas bus, nes jisai neramus vidumi. Bet kai mes nusiraminam, kai mes esam toje gamtoje ir kaip gamta esam vienybėje, tai mes ir galime gauti informaciją. Tai kaip ta informacija ateina? Jis neateina kaip tekstas spausdintuvė, arba telefonė, arba kompiuterį, ne. Tai mes esam trimatės būtybės. Ta informacija, kurią mes gaunam, yra daugiamatė. Nes kodėl daugiamatė? Todėl, kad ateitis nėra apspręsta vienu scenariumi. Tai gali būti keliolika, keli šimtai scenarijų ir viskas priklauso nuo to, kaip žmogus tam yra nusiteikęs, kaip jisai tam pasiruošęs, į kokį scenarijų jisai pretenduoja patekti būsimos ateities. Tai yra žmonių, kurie plaukia pasroviai, jos valdo programos, instinktai, kaip ir gamta. Ir jie pasiduoda tom programom, instinktam, impulsams ir jie po to skundžiasi, kad jų gyvenimas yra blogas. Ne? Bet yra žmonės, kurie sąmoningai svajoja, projektuoja, užmeta į ateitį tą viziją, kurią turi, o galbūt ta vizija jau yra jų galvoje kaip būsima ateitis. Ir tiesiog mes tai ateičiai svajodami atidarom kelią, mes ją matom, tą ateitį. Kartais sako, svajok ir įsipildys visos svajonės. Taip, bet mes iš kitos pusės jau gaunam informaciją apie tai, kas bus. Tos svajonės jau yra galutinis rezultatas to, ką bus. Jeigu mes aiškiai įsivaizduojam, matom tą ateitį. Dabar grįžtam prie tos Einšteino paradigmos ir perlenkiam tą laiko erdvę tašką ir atsirandam 24 metų gruodžio 31 dieną. Ir gaunam tą daugiamatę informaciją, kurią mūsų smegenys priima, mūsų aš priima, mes ją turim. Ir tada kitas dalykas, kaip tą pateikti, kaip tą iššifruoti. Ir dažnai žmogus to negali, nemoka ir jisai naudoja pagalbinius įrankius arba indikatorius. Pavyzdžiui, astrologija, kortos, virgulės, tai yra bilokacija, ar šiaip žmogus turi savo išvystytą intuityvų mąstymą. Galbūt žmogus lavina tame save, kad prognozuoja kažkokius tai ekonominius, politinius dalykus ir jam tas sekasi. Tai jisai sugeba indikuoti, tai yra tą daugiamatę informaciją paversti mums suprantamą simbolių kalbą. Tai yra pirmiausia, tie simboliai ateina per kažkokius tai kortas, astrologiją ir taip toliau, o po to dar mes turime žodžiais tą pasakyti. Tai didelis yra iššūkis kiekvienam, kas tą daro, suformuluoti žodžiais apie tai, kas bus. Nes vėlgi reikia atskirti lūkesčius ir kvailus kartais lūkesčius nuo to matymo ateities. Galima taip pat sutikti tokį argumentą, kad mes projektuojame, kalbėdami apie ateitį, nupiešdami jos scenarijų vienokį ir kitokį, mes projektuojame ir tai tas nebenutinka. Taip. Ir tada atsiranda tokios kritikos, kad čia ką tu dabar projektuoji, kas bus, o gal bus Dievo valiai kitaip. Va čia yra teisingai. Dievo valiai visą laiką būna kitaip. Ir mes projektuodami, mes turim tą peizažą, turim tą informaciją, kas bus ateityje.
bet visą laiką paliekam kūrėjui tą valią, kad gali būti ir kitaip. Tai vad, ne mes vieni sprendžiam apie ateitį. Ir mūsų žmonių protas ne visą laiką gali nuskaityti informaciją, kad ir koks bebūtų stiprus aiškiaregys tas žmogus, apie tai, kaip ta ateitis nusipiešia Dievo akimis, ar ne? Tai dabar mes tą tokį literatūrinį įvadą padarėm ir tada sekančių žingsnį mes kalbėsim apie prognozes ir galbūt bus kokių klausimų ir gal atsispiriant nuo tų klausimų galima bus kalbėti apie tai, kas gali nutikti per 2024 metus. O galima visus metus suskirstyti į 4 žingsnius. 4 žingsniai. Tai būtų pavasaris, vasara, ruduo, žiema. 4 žingsnių prognozė. Galima, tai vėlgi tam tikras modelis, mes pasirenkam modelį, kaip tą darom. Ir atsispiriam, pavyzdžiui, nuo sezonų, tarkim, žiema, pavasaris, vasara, ruduo. Ir galima dar paprasčiau daryti pusę metų iki joninių ir pusę metų nuo joninių, visai. O tinka nuo lygiadienio iki lygiadienio? Galima nuo lygiadienio iki lygiadienio, nuo kovo 21 iki rugsėjo 22 panašiai. Taip, galima ir taip. Šiltasis, šaltasis sezonas, ar ne? Na tai ir kokie tie metai? Ko tikėtis? Pirmiausia, ko gero daugeliu didžiausias klausimas būtų, kas laukia 24 metais Lietuvos? Ar ta taika tikrai bus pasaulyje ir ar mes turėsime tokią dvasinę vidinę ramybę? Pirmiausia, kalbėkim apie Lietuvą. Tai jokių, kaip sakoma, indikacijų apie tai, kad čia bus kažkokie tai kariniai veiksmai, ko galbūt tikisi arba nori kai kurie mūsų politikai, tai to jie nesulauks. Lietuvai tas negrėsia ir tiek žiūrint jos horoskopą 2024 metų, tiek žiūrint Lietuvos perspektyvą pagal Tarą ir kitaip, bandant projektuoti arba prognozuoti tai, kas bus Lietuvoje, tai nepanašu į tai, kad Lietuvoje kažkas tokio fatališko, baisaus per 24 metus gali nutikti. Tik tai bendra tendencija yra tokia, kad vėlgi reikia lyginti su kuo, ar ne? Lyginant tą laikotarpį nuo 19 iki dabar, praeitis ir nuo dabar į ateitis. Galima sakyti, kad 24 metai bus kaip ir slengstis į kažką kitą. Nes tas, kas sena buvo nuo 19 iki 21, toks labai sunkus laikotarpis daugam ir daug kas ir stresų patyrė, daug kas ir sveikatos netekčių turėjo, ir versluose buvo iššūkiai, ir santykiuose iššūkiai, ir tarp valstybių kilo įtampos, ar ne? Čia būtų nuo 2019 iki 2021 metų šitas laikotarpis. 23 pabaigos, iki 4 praktiškai vidurio tas dar bus. Ir esmė čia galbūt labai to įtampos paprasta. Tas laikas, jisai buvo skirtas žmonėms mokytis arba atskirti žmonės, kaip toj Biblijoje parašyta, pelus nuo grūdų, ar ne? Tai jeigu kas linkęs buvo kaupti karmą arba linkęs buvo daryti blogus darbus, tai nebuvo tam trukdoma ir tiesiog buvo leidžiama. Tiesiog buvo leidžiama daryti daug blogo ir buvo leidžiama žmonėms skaldytis arba tiesiog tokia atmosfera buvo, kad labai, jeigu atkreipėt dėmesį, buvo didelis susipriešinimas, arba dabar jisai visuomenė išliko. Tai dėl to, kad tai laikas, kad visiems, kas yra bloga ir kas yra gera, buvo leista reikštis laisvai. Ir kadangi tos negatyvios tendencijos, jos turėjo daugiau energijos galbūt iš praeitų, iš žuvų eros, ar ne, anksčiau, tai tas ypatingai kaip pulinys buvo pritvinkęs per paskutinius 4 metus ir buvo tas garas, leidžiama tam garui toliau garuoti. Todėl mes turėjom tas
tą situaciją su tais karantinais, ar ne, neminėsim pavadinimų visokių, todėl turėjom blogų valdžių erą, ne tik tai Lietuvoje, bet visam pasaulyje karų. Ir ką aš noriu pasakyti, kad šitam laikotarpį, kada tas visas gaivalas jam buvo leidžiama reikštis, buvo taip pat visata stebėjo ir kaip reaguosi tai žmonės, kurie kitoj pusėje, kurie gėrį tas skleidė. Ir jeigu tie žmonės, kurie buvo kupini to šviesos potencialo, neišklydo iš kelio dėl kritikos, dėl užsipuolimų, dėl patyčių, dėl užgauliojimų, gal ir fizinių, gal ir moralinių, gal ir dabar tas institucinis valstybinis smurtas, kur dabar paplitęs visur. Jeigu žmonės išlaiko tą pakeltą galvą, jeigu išlaikė tą meilę vidumi, tai buvo atsijoti galutinai tie žmonės. Yra tokių, kurie neišlaikė, kurie paslydo, kurie nuėjo su tuo negatyvu, tai jiems vėlgi atskiras karmos ratas vėl užsives, o tie, kurie išlaikė tą širdį šituo laikotarpiu, tai dabar, kalbant apie 24 metus, ateina jų era. Jų era tų žmonių, kurie išlaikė. Ir dar vienas labai svarbus momentas. Ką aš matau erdvėj ir ką aš matau susikaupus Akašuose, tai yra pavyzdys. Labai daug žmonių patyrė visokius nuoskaudas, pasityčiojimas, labai stipriai tą reiškėsi cenzūra, valdžios karas su žmonių karas su valdžia. Visose sferose, kur atsirado kažkas, kas norėjo uždėti savo letiną ant kitų, ir atsirado tų, kurie po tą letiną buvo prispausti, kaupėsi tą energiją tų, kurie buvo prispausti. Jinai tiesiog, tvinksta, tas tvinksta ore, tas jaučiasi, kad tie, kurie buvo nuskriausti dėl kažko, tai gali būti ir vaikas nuskriaustas namie, gali būti ir kažkokie tai politikai, žmonės nuskriaudė, blogus įstatymus priimdami, gali būti valstybė, kita valstybė užsipuolė ir taip toliau, taip toliau. Viskas, kas buvo padaryta ir dėl ko žmonės kentėjo, arba jautėsi prispausti, jautėsi nelaimingi, jautėsi beteisiai, bevaliai ir kentėjo, neturėdami galimybę su kažkuo ar su kažkokiais tai vėjo malūnais kariauti, nes nematė prasmės kariauti ir kentėjo. Va šitą energiją susikaupė, jinai dabar kaip burbulas įsipūtė ir kitų metų antroje pusėje jinai sprogs. Jinai sprogs, bet sprogs taip, kad ištaškis, pasikeis kardinaliai, ne tai, kad kažkas sprogs ir ten kažkas grius į vieną kitą pusę, ne. Tiesiog tas negatyvas, jisai arba turės persitvarkyti, arba turės kažkaip tai jie išeiti į antrą planą ir nedominuoti, nes jisai vis tiek dominuos, čia Žemė tokia vieta, kur vis tiek tas negatyvas dominuoja. Bet tas nuskriaustųjų, galbūt pažemintų, paniekintų žmonių energija, kurie atsirado dėl to, kad labai didelė takoskyra tarp žmonių buvo, ir save labai iškėlė, kiti po padu buvo, tai tų prispaustų žmonių, tų tokių, kaip 17 metais ta revoliucija, ne? Tai kažkas gali būti taip, kaip 20 amžiaus pradžioj, bet tas išeis per kultūrą, per meną, gali būti per rinkimus, per politiką, per viešą erdvę ir tiesiog dar kas gali atsitikti, tiesiog ten, kur buvo kiviršai, ten, kur buvo nesutarimai, ten, kur buvo paniekinimas, ten, kur buvo susiskaldimas, ten, kur buvo priešas ir draugas, kur tas atšaukimo, cancel kultūra, visai kita, karai to labiau tą sąrašą įeina. Tai vieną gražią dieną žmogus atsibus, sakys, o Dieve mano, kokia nesąmonė buvo čia vakar įvykusi, aš dabar taip negalvoju, dabar to nėra, taip nereikia daryti. Ir tai atsitiks kiekvieno žmogaus atskirai buityje. Ir gali būti taip, kad jeigu ten šeimoje buvo kivirčiai dėl kažkokio tai
ne vietoj numesto škurlio kojinės arba laiku neišvieto šunelio į lauką, kuris prisisiojo kampe ir namie kilo konfliktas. Tokie dalykai visai pagalvožime, o Jėzu, dėl kokių nesąmonių čia pradėjom kariauti. To viso nereikia. Bet ar čia pasikeis paties žmogaus suvokime, gyvenant kitais metais toje aplinkoje, sakykime, ar jis kitaip suvoks tą aplinką, ar turi kažką visgi padaryti, kad taip atsitiktų, kad įvyktų tie pokyčiai? Galima taip sakyti, kad žmogus nesuvoks, tas įvyks automatiškai. Didžiulė dalis žmonių tą pokytį pajaus, neskaitė jokios knygos, nedirbė su savim, nenuėjo meditacijos klubą, nepadarė jogos asanų arba nenuėjo bažnyčią. Tai ateis taip iš karto. Kaip dovana. Kaip dovana. Bet ar sugebė žmonės tą dovaną priimti, o čia kitas klausimas. Ir ar ta žmogaus puikybė po to, kurį gaus tą dovaną, nepavers visą to kažkokiu tai, vėlgi, egoizmo apraiškomis, kur vėlgi perės į kitą formą karo tarp žmonių, tai vėl klausimas. Bet šansas yra. Šansas yra ir vėlgi tie procesai, jie yra labai inertiški, jie labai yra sudėtingi ir negalima sakyti, kad kaip aš pasakiau, tai bus. Tai bus atskirose šeimose, atskirose temose, atskirose santykiuose tas ir nežinau, negi toksai gali būti labai įdomus dalykas, kad ten vakseris, antivakseris pradės prie vieno stalo tenais arbatas gerti ir kalbėti apie meilę, tokie dalykai. Aš taip tikiuosi, bet čia vėlgi aš nenoriu taip, kad saldžiai nupieštos ateities, tai bus pakankamai stipri ta energija, kuri pakels, tai yra taip savaime, jeigu kažkas kaupėsi, kažkaip tai puodė, garas kaupėsi, jisai turės sprogti. Bet į gerąją pusę. Ir to sprogimo katalizatoriumi bus dar papildomos energijos, kurios yra visatoje. Jos dar pagreitintos procesus. Kaip jie veiks, jeigu kaip ir sprogsta kažkas, tai viena skeveldra eina kairę, kitai dešinę, kitai viršų, kitai žemę. Taip ir tarp žmonių gali būti įvairių procesų, bet žiūrint bendrą vektorių, tai kalbu aš apie bendrą vektorių, jau nekonkretizuoju. Tai gali būti tokių dalykų. Gali būti tokių dalykų ir, pavyzdžiui, kitas pavyzdys karas, ar ne, tai šito karo ciklas yra 2 metai 4 mėnesiai. Ir vėlgi, ant to paties, tas pikas turėtų būti gegužės mėnuo. Tas jau kai jau tas burbulas prisprogsta ir kažkas prisipildo ir po to perina objektas į naują, per kiekybę perina į naują kokybę. Tai tas momentas yra gegužė, birželis. Iki birželio gegužė dar bus kaip dabar, o nuo to momento jau prasidės kažkokie tai kaskados griuvimo, kaip kalnuose, tas griūna gruntas, išjudintas žemės drebėjimo arba vanduo kaskadomis bėga. Pasigauna vis daugiau šapelių, grumstelių, kažkokių tai lapų ir pradės eiti procesai tokie labai įdomus. Ir ne veltui 24 metus daug kas lygina su 2024, taip pat juos lygina su 1990 ir juos lygina su 2012. Tai vėlgi tokie kaskadiniai, atrodo, nieks nevyksta, bet ateina tokie metai, kur daug visko prisikaupia ir tie prisikaupę burbulai, jie vėl sukuria kažkokį naują kiekybinį sprendimą tam, kas gali nutikti dar vėliau. O tai gali būti sėkmingi metai ir naujom idėjom realizuoti? Ne tik tai, sakykime, ten, tarkim, užsibūvusių kažkokių problemų pasišalinimui iš aplinkos, bet ir galbūt naujų idėjų realizavimui, naujų darbų pradėjimui. Taip, tai irgi kas įdomu, kad 24 metai, jie labai bus palankus inovatyviam protui, kuris sugeba kurti kažką naują iš to, kas esama.
Tai galbūt nereikalaus kažkokių tai kardinalių kūrybinių sprendimų, kurie ateina iš žmogaus sielos, iš to, ką jisai pagimdo kaip kūrėjas, bet iš to, kas jau yra sukurta, galima bus lipdyti naujus puzlius, naujas dėlionės. Ir tai yra ta tokia inovacija arba tas progresas, tai labai palankus metas IT technologijom, dirbtinio intelekto technologijom, visokiam skaitmeniniam platformom, tie, kas dirba su visokiais, tarp kitko, su paslaugom nelabai. Jeigu kalbėt apie verslus, tai daugiau kas sukurs kažkokią tai gamybos liniją, kaip pavyzdį sakau, aš irgi bandau tą daugiamačią informaciją prinešti per žodinę žmogaus kalbą. Tai vėlgi tai bus palanku sukurti kažkokį tai produktą ir paleisti jį serijinę gamybą. Ir tas produktas būtų iš jau esamų kažkokių tai laikė erdvėje daiktų, kurie jau egzistuoja. Ir nebus galbūt palankus tai kūrybai, kurį įsivaizduoja kaip meną, tokį, kaip kažkokį tai, kaip dabar tie taikomieji menai, kažkokį tai panašus tokio. Tai nebus palanku taip pat kažką iš oro daryti paslaugą. Tai gali būti taip, kad visi tie oriniai verslai, kurie remiasi tais socialiniais tinklais, žodinė informacija, per kažkokias tai platformas, čia gali būti tam tikrų sąstingio, nesakyčiau, kad tai bus jau visiškai stop, bet tai bus tam tikras sąstingis, kuris pačius tuos, vadinkim, tuos influencerius, ar ne, jisai netenkins. Nes žmonių, kas įdomu, kad keisia žmogaus priėjimas prie informacijos. Žmogui bus vėl svarbu, ką galima pačiupinėti, paliesti, paragauti, kas yra tikra. O už žodžio patikrinti, kas yra tikra, kai tų žodžių viešoje erdvėje daug ir visi kalba, kaip sakiau, kažkas daug kalbančių galvų, tai už tų žodžių nedažnai galima patikrinti, ar tai yra realybė ar ne. Žmonės ieškos atsispyrimo į konkrečią apčiuopiamą, paliečiamą realybę. Ir žodžiai dažnai nebus tai, kas yra realybė. Ir jinai nėra tas, kas yra realybė, žodžiai. Tai tas žmonės ieškos tiesiog tai, kas yra medis, turi būti medis, šuo turi būti šuo, suolas turi būti suolas. Ir tokios energijos paieškose žmogaus dominuos. Todėl galbūt reiktų kalbėti apie paslaugas, kurios yra nukreiptas į žmogaus tokį atsispyrimą į kažką. Labai čia palankus metas nekalbam turtui, pavyzdžiui, kas butus perka, kas investuoja į automobilius, į arklį nusiperka, šunelį, bet visiškai tiem oriniam dalykam tai bus nepalanku. O kas yra oras, kas yra tokie, kur nėra materijos po to, nieko nėra, tik tai čia. To aš nematau, reiškia. Tai dabar padarom pertrauką ir po pertraukėlės mes tęsime prognozes. Taip, ir užbaigiant šitą mūsų pirmos dalies pokalbį, visgi belaukiant naujųjų metų, mes esam dar kartelį pasikartosiu išvakarėse, 31 dieną, 23 metų pabaigos metų dieną. Kaip visgi turėtų žmogus, sakykime, pasitikti tą naujo kalendoriaus lapelio virsmą? Žmogus, šeima, kurie ruošiasi sutikti naujosius metus, tai turėtų pagalvoti apie buvimą šeimos židinyje, prie kažkokio tai bendro artimų žmonių rato.
Bet taip pat tai tiks, tos naujusius metus pasitikti tiks ne tik tai formos, kurios tos tokios būtinės pasidėjimo su stalo, ne. Tai galima nueiti į kažkokį tai, kas man įdomu, kad labai būtų gerai zoologijos sodą kažkokį nueiti. Nueiti į kažkokią tai edukaciją, kur kas prie jūros į tą akvaparką, tą be delfinų pasižiūrėti. Netgi pasiimti sumuštinių, pasiimti šildančių gėrimų, nueiti po medžiu, atsisėsti po medžiu, jeigu nelyja, nesninga, kur nėra saliuto, medžių, kažkokio tai ten didelio judesio. Ir tiesiog atsiremti nugarą į medžio kamieną, atidaryti šiltos arbatos, palinkėti visiems ramių, gražių metų ir taip sutikti. Kodėl į žalią kamieną? Tai kad žalias medinis drakonas